Sveiki, mėly investicijų pulso žiūrovai. Labas, Ilė. Labas, Greta. Malonu tave matyti studijoje ir labai džiaugiuosi, kad šiandieną, kaip tik pirmas kartas, kai tik į Nekšerį TV mes talpinsime mūsų pokalbį ir susimatome gyvai. Smagu gyvai šiais laikais elektroniniais. Tikrai taip. Turime nemažai ką aptarti, kaip visada puikus Nasdaq'o rezultatai. Šiandieną laukiame labai svarbių duomenų iš CPI, PPI, kurie gali daryti įtakos infliacijos duomenim ir be abejo Fedo sprendimams. Ir turime labai įdomią naujieną apie Nvidia. Ar jie atranda ketvirtą rinką? Jau dabar matyt, jeigu įskaičiuoti visas, tai jau baigsime skaičiuoti, kiek tų rinką atranda. Jo, kiekvieną kartą, kai taksistų indeksas pasako, taksistai tai yra jau toksai žargonas investuotojų pasaulyje, ką kalba paprasti investuotojai, tai kai jau kalbama, kad viskas jau toliau nebėra kur augti, tai tada atveriame naują kortą ir atsiranda nauja rinka. Tai jo, tai bus įdomu apie tai pakalbėti, bet gal refleksuosiu truputėlį apie technologijų augimą. Ir ką reiškia tos abreviatūros CPI, PPI. Ne vieną kartą apie tai jau kalbėjome. Ne kartą, bet vis tiek manau, kad verta kartais tiesiog priminti, ką vieni kiti terminai reiškia. Tai tikrai eilinį kartą norėčiau pasidžiaugti gal technologijų augimų sprogimų gerąją prasme. Tai prieš tai savaitę buvo tikrai labai dėkinga, registravome vien savaitinį apie 10% technologijų rinkų augimą, gal didžiausiai įtaką turėjo gal du faktoriai, vienas labai sveikas, kitas su klaustuku. Tai labai sveikas yra apie tai, kad iš tikrųjų technologiniai gigantai toliau reportuoja pelnų augimus, pajamų augimus. Tai tikrai norėčiau išskirti tokius žaidėjus kaip Microsoftas, Amazonas. Abu reportavo apie 40% metinį augimą savo debesijos verslo. Taip. Transliuosiu žmogišką kalbą, kad debesijos verslas ne šiaip yra tiesiog verslo šaka, bet tai yra indikatorius, kuris parodo apskritai, kaip auga technologijos, nes viską, ką mes naudojame, ten nuo TikTok'o, Facebook'o, elektroninių parduotuvė, Netflix'o, viskas galiausiai susiveda į debesis. Jau dabar architektūroje ypatingai retai sutiksi kažkokią izoliuotą sprendimą ir debesų paslaugos jau praktiškai tampa svarbesnių makroekonominių rodiklių negu kartais ta pati infliacija. Ir didysis gal iššūkis paskutinį metą buvo, iš tikrųjų kalbėjome apie 100 milijardinės trilijonės investicijas į dirbtinį intelektą infrastruktūrą, tai didysis, kaip sakoma, jau dabar nebe $1 million question, matyt dabar ten several $1 trillion question yra ar tikrai tos investicijos pasiteisina ir transliuojasi į pelnus, ar žmonės, korporacijos iš tikrųjų išleidžia tiek pinigų, kad pateisinti tas investicijas į dirbtinio intelekto infrastruktūrą, debesiją, serverius, energetiką ir panašiai. Dėl to tie skaičiukai atrodytų boring, nuobodžiai, debesija, iš kitos pusės tai yra toksai indikatorius, kuris tikrai nurodo daug ką. Ir būtent kompanijos Microsoft, Amazon nešė vėliavas, kad 1% metinis augimas čia yra stebuklas. Čia tiesiog, sakysime, technologijose netgi jau pripratus prie pakankamai aukšto augimo tempo, tai yra vis tiek retenybė. Ir tai tikrai padrasino gal investuotojus, nes mes matome dabar nebe tik įdomią technologiją, bet matome piniginę grąžą iš technologijos, kurie jau pradeda krautis, o būtent ta grandinė, tai yra vėlgi vartotojai išleidžia paslaugai servisai visą kitą, paslaugai servisai tada išleidžia korporacijom, kurios Big Tech'ui, kurios turi debesis ir visą kitą, tuos reportuoja. Tai mes matome visą grandinę, kuri galiausiai neša kešą pajamus ir investuotojai tikrai yra padrasinti, sakysime, tokių rodiklių, tokių pelnų. Tai tas augimas dabar nebe tik apie tai, kad tiesiog spekuliuojame apie ateitį, apie tai, kad jau dabar registruojame, matome fiziškai tą pelną, kuris jau pagaliau pradeda ateiti iš tų didžiulių investicijų. Dabar antras rodiklis, kur pasakiau, kad šiek tiek gal mažiau toksai įdomus, bet labai svarbus, tai yra keistai bebūtų, bet Amerika registravo silpnėjimą darbo rinkos. Vėlgi tai yra dažniausia parodoma per darbo vietų skelbimus. Tai yra taip vadinami job reportai. Būtent job reportas, tai ta žargoninė kalba reiškia apie tai, kaip matuojamas darbo vietų kiekis
nes tai lengvai pamatuojamas ir labai tikslus rodiklis, kuris leidžia daug maž matuoti, o kaip gyvena korporacijos, nes dažniausiai, jeigu gyvena gerai, daug pelnų, daug plėtros, tai tada padrasina, sakysime, tai skelbti darbo vietas, priimti darbuotojus atvirkščiai, kai vyksta, sakysime, tokios recesinės nuotaikos ir pinigai pabrangsta ir panašiai, tai linkia labiau darbuotojus atleisti, kaip oro balionas skrenda, numeta smėlio, labai nesinori lyginti žmonės su smėlio maišu, bet efektas yra panašus. Ir kadangi Europoje darbo rinka yra ypatingai suvaržyta, tai dažniausiai tie job reportai ir tas darbas netobulai koreliuoja su rinka, nes korporacija nėra laisvi atleisti darbuotojus, tarkime, jeigu laukia recesija. Tai būtent dėmesys daugiausiai yra skiriamas Amerikos, nes irgi laikoma, kad šiais laikais pasaulis yra pakankamai plokščias, vis dar plokščias, aišku, ne fiziškai, tiesioginė prasme, o ta prasme, kad kas vyksta vienoje vietoje atsiliepia kitai. Tai jau nebėra tokio dalyko, kad izoliuotai ten Europa labai stipriai auga, Amerika stagnuoja, dažniausiai tai susiję. Tai dėmesys yra nukreipta būtent į tą laisvesnę, liberalią, nesuvaržytą darbo rinką Amerikoje, nes iš esmės tai parodo, kaip korporacijos gyvena. Ir čia yra labai tokia įdomi atvirkštinė priklausomybė. Prieš laidą apie tai buvom užsiminę su tavim truputėlį, apie tai, kad keistai bebūtų, bet prastas darbo klimatas veda prie rinkų augimo. Atrodo paradoksalu. Jo, prastas augimas reiškia, kad kompanijas linkia labiau atleisti darbuotojus negu samdyti, iš kitos pusės rinkos paprastai. Tai nėra 100% koreliacija, bet yra labai stipri koreliacija, paprastai reaguoja labai sveikai ir rinkos išauga. Tai prieš kokių 10 metų iš esmės galima buvo kalbėti apie vieną dominuojantį fenomeną. Vienas dominuojantis yra labai paprastas, kaip jau mes nekartą kalbėjom laidoj, tai stipriausias vienas iš gal rinkos įtakojančių faktorių yra palūkanų normos, kurios dėja nebeveikia rinkos ekonomikos sąlygom, yra reguliuojamos ir nuleidžiamas iš viršaus. Turiuomenį politikai per centro bankus, Amerikoje federalinė sistema yra centro banko analogas, reguliuoja tas palūkanų normas ir kadangi ypač Amerikoje palūkanų normos per reguliatorių turi dvejopą tikslą, Kitaip negu Europai. Kitaip negu Europa, jo. Europa iš esmės seka tik tai infliacija, Amerika stengiasi per palūkanų normas reguliuoti 2 parametrus, tai yra infliacija ir nedarbas. Nes pagal čia ekonomistų universitetuose pirmam kurse aiškinasi jau prieš 50 metų, prieš jau dabar 70 metų atrastas dėsnis Philipso kreivės, kad kuo didesnis nedarbas, tuo mažesnė infliacija, nes kuo mažiau dirba žmonių, tuo mažiau uždirba, tuo mažiau pinigų turi išleisti viskam ir tuo labiau linkusios kainos nukristi atvirkščiai. Kuo daugiau žmonių dirba, įdarbinti, gauna atlyginimus, daugiau pinigų rinkoje, daugiau nori visko pirkti, tai tada infliacija įsibėgėja, tai tos kreivės, tie parametrai, tie indeksai labai stipriai koreliuoja, tai dėl to galima sakyti, kad per palūkanų normas galima įtakoti vieną ar kitą parametrą. Ir atvirkščiai, vienas kitas parametras irgi daug maž gali leisti numatyti, kas vyksta. Tai grandinė, sakysime, investicinio tokio gal pamąstymo ar logikos yra tokia ir vėlgi ne tik tai teorinė, bet ir praktiškai tą matome koreliacijose, kad tą sekundę, kai atsiranda prastas, gal prognozė prasta apie darbo rinką, kad nedarbas linkęs didėti, tai laikoma kaip spaudimas pakankamai stiprus federaliniai sistemai palūkanų normas mažinti, būtent taip skatinant kompanijas per pigesnius kreditus, pigesnius pinigus vystytis ir samdyti žmonės, kad nedaleisti labai jau didelio nedarbo. Ir gaunasi, kad trumpuoju laikotarpiu palūkanų normų mažinimas arba tikimybė, kad didesnė tikimybė, kad jos bus sumažintas, pakankamai gal pagerina būtent rinkų dalies lygtį, lyginant su tom obligacijų, tų fiksuoto palūkanų instrumentais, kurie šiais laikais irgi plūduriuoja, nebėra fiksuoti. Tai va tokia logika, kad vidutinį ilguoju laikotarpiu be abejo tas nedarbas yra blogai šaliai, trumpuoju laikotarpiu tas paprastai yra geriau rinkai. Bet vėlgi, tokia situacija buvo kažkur prieš 10 metų ir paskutiniai 2 metukai jau dabar kalbama apie dar vieną trendą, kuris ten prieš 3 metus buvo mažai manomas, pastebimas dabar labai ryškus ir apskritai kalbant apie dirbtinį intelektą, robotizacijos, automatizacijos vaidmenį ekonomikose. Jeigu anksčiau buvo galima sakyti, kad daugmaž augimas yra produktas tiek darbo, kvalifikuoto darbo, tiek kapitalo, tai yra investicijų, tai yra darbo instrumentų, buvo kažkoks tai paritetas, tai dabar sakoma, kad iš esmės darbo jėgos, netgi kvalifikuotos ir šiais laikais itin ir ypač kvalifikuotas poreikis mažėja.
Tai reiškia, kad kapitalas gali augti savarankiškai be darbo, ko nebuvo netgi prieš 5 metus, prieš atsirandant ten ChatGPT ir dirbtinio intelekto varikliukams. Tai dabar yra užsideda dar, sakysime, tokia savotiška ilgalaikė, sakysime, baimė, kad apskritai nedarbas nebūtinai gali vesti prie ekonomikos sulėtėjimo, o tai gali būti tiesiog pasiekmė to, kad apskritai tiesiog ekonomikai, tai yra korporacijom, vis mažiau reikia fiziškų žmonių, ypač ir itin kvalifikuotų. Tai va tie šiuo metu susilieja, tai sakysime, kai jau taip analizuojami šiuo metu, sakysime, gal tie poveikiai darbo rinkų analizės, palūkanų normų rinkų ir panašiai, tikrai jau dabar tas sluoksnis, kad gal tai yra iš tikrųjų trumpalaikis, pasiekmė to, kad tiesiog per aukštas palūkanų normas brangina pinigus, branga apivartinė kapitalo, korporacijos, kaip nesinori to žodžio sakyti balastą, bet tiesiog kaip kaštų atsisako darbo, prie to prisideda apskritai tas ilgalaikis trendas, kad apskritai korporacijos, ypač toje liberalioje darbo rinkoje Amerikoje, linkusios liekninti struktūras ir apskritai mažina darbo žmonių kiekį. Bet ta dinamika priveda prie to, kad, sakysime, labai sveiki augimai, tikrieji pelnai, ne hipotetiniai, ne oro burbulas, o tikrieji pelnai, plus tokia silpnas signalas iš darbo rinkas priveda prie to, kad ten, kiek pamenu, seniai tokia matyta gera savaitė, kaip pat paskutinė prieš mūsų pokalbį, bet faktas, kad mes rašome pokalbį prieš dar 2 parametrų paskelbimą svarbių, tai per vieną dieną iki laidai išeis. Taip, mes rašome antradieniais, kas nelabai dėkingas laikas, nes Federalinio rezervo visada susitikimai trečiadieniais vyksta. Svarbiausi duomenys antradienį. Gal verta persvarstyti, kokiu laiku išeiti, nes iš tikrųjų... Tai čia mūsų žiūrovai galėtų pasakyti, ar nesupyktų, jeigu pakeistume laiką. Bet labai įdomu, ar Federalinis rezervas turi omenyje tokius pokyčius struktūrinius visos visuomenės dėl nedarbo ir darbo jėgos panaudojimo ekonomikoje, ar jie labiau visgi atsižvelgs į savo pagrindinį targetą, tai infliaciją, ar mes matysime tokią situaciją kaip prieš 10 metų? Nu, žinai, šiaip vienas indikuoja labai įdomus dalykas, kad laikai pasikeitė, ne tik dėl to, kad vadovas pasikeitė, bet laikai pasikeitė tai, kad nėra dabar vientisų sprendimų, tokių, kad visi vienodai mąsto. Nėra. Matėm per paskutinį. Matėme, kad išsiskaldė balsai, nėra tokio, kad visi vienbalsiai balsuoja. Tai čia labai šiaip jau toksai skambutis, jeigu vienam kambarį vieną sprendimą priima ten 5 profesionalai, kaip gali radikaliai keistis nuomonės, jeigu mato tą pačią situaciją, mato tos pačius duomenis. Tai labai keista, jeigu 2 matematikai, vienas sakytų 2 + 2 = 4, o kitas sakytų ne lygu 5, tai indikuotų, kad kažkas ne taip, nes 2 matematikai, matant tą pačią užduotį, turėtų tą patį sprendimą. To nebematome dabar. Vieni sako vieną pusę, kiti kitą, bet čia iš tikrųjų gal keletas sluoksnių užsideda. Tai vienas sluoksnis, tai iš vienos pusės teorija. Čia visiška teorija, kurios nėra praktikoje. Tai tiek Europoje, tiek Amerikoje centrinių bankų pirminė užduotis išimtinai koordinuoti, reguliuoti, valdyti. Europoje 1 infliacija, Amerikoje 2 infliacija ir nedarbas parametrus. Taškas. Viskas. Teoriškai neturėtų turėti jokių kitų tikslų, kaip teismas. Tai yra savarankiška institucija, neturėtų teismas būti įtakojamas ten politikų, kokį patogesnį sprendimą priimti. Ir tai yra teorija. Antras dalykas, kad yra labai griežtai įkaltos ribos. Labai griežtai. Nėra taip, kad ten centrinis bankas pakrašto galvą ir pasako, čia reikia kažkiek sumažinti. Ne. Įkalta yra Europoje ir Amerikoje vienas skaičiukas, 2 procentai metinių infliacijos. Jau tai skriaudžia žmogų, nes augant ekonomikai turėtų atvirkščiai žmogus daugiau vis gauti už savo pinigus, bet čia paliekam šitą dalį. O stebint pagal raidę, tai raidė įrašyta 2. Užsimerkime, prisiminkime infliaciją tiek Amerikoje, tiek Europoje paskutinis 10 metukų, ypač per tas nuolatinės krizės, pamirškime, nebėra tokių skaičiukų, tai yra nusižengimas, raidėjai, kuri parašyta įkalta įstatymė kietai, tai galime kalbėti apie tai, kad ta teorinė centro bankų funkcija, jinai tiesiog visiškai neįtakoja tiesioginės veiklos, o stipriausias gal faktorius tai yra tas politinis nebesavarankiškumas, nes vėlgi prigimtis bankų turėtų būti visiškai laisva kaip teismai, praktikoje taip nėra. Tiek Europoje, tiek Amerikoje tai yra politiniai statiniai, tai yra tarnauja būtent politikų tikslam, politikai visada prašo naujų pinigų ir bankai pasidaro instrumentai spręsti
ten deficitų problemas, mokesčių nedasurinkimo, krizių sprendimo, nes lengviau užkišti pinigais COVID pasiekmes, o po to palikti infliaciją ateičiai negu kažką realiai daryti ir panašiai. Tai jau galima sakyti, kad bankai nebeatlieka, dėl to jie tampa tokie nebesutarintis. Nes jeigu būtų visiškai, mes turime chebra tikslą, ten infliaciją ir darbą, tai tada būtų 2+2, sprendimas yra 4 ir jokių skirtingų nuomonių. Jeigu skirtingi tikslai yra, čia gal mano interpretacija, skirtingi tikslai prasideda, vieni kažkokią agendą turi, kiti seka ten politikų. O čia atsiranda tas nevientisumas, nes viskas nebėra vieno tikslo. Bet galbūt ir behavioristika yra puikiai Danielio Kahnemano knyga, vadinasi Noise. Triukšmas, puikus lietuvių vertimas. Taip, paskutinių. Tai joje labai puikiai parodyta, kad tiek teisininkai, tiek draudimo bendrovės jos priema nevienodus sprendimus, kurie gali kardinaliai skirtis, nepaisant to, kad taip taisyklės yra vienodas, tas protokolas egzistuoja, bet žmonės lieka žmonėmis. Taip, tai grįžtant prie to klausimo, reiškia, ar iš tikrųjų federalinė sistema atsižvelgia į tos vidutinio ilgo laikotarpio poveikius, robotizacija, žmonių nebuvimas darbe ir panašiai, tai atsakymas, tai nėra jų tiesiogiai nesiskleidžia pagal protokolą, neįrašyta, nei vienos, nei kitos įstatus, tai teoriškai neturėtų. Praktiškai dabar jau susiveda žmogiškai faktoriai, yra valdybos nariai, kiekvienas turi savo nuomonę, tos nuomonės viskas jau nebepririštos prie tos misijos, funkcijos, nebe tokios nepriklausomas, kaip turėtų būti. Ir tada atsiranda toksai truputėlį jovalas, tempia į visas pusės, dėl to atsiranda nežinomybė. Nežinomybė dažniausiai veda prie gerokai didesnio volatilumo rinkose. Ir veda prie tokių keistų fenomenų, kad jau nežinau ten, kas daugiau surenka žiūrovų ir poveikio ekonomikoje, ten olimpinių žaidimų žiūrėjimas, ar ten federalinio sistemo minučių paskelbimas, kur kiekvieną žodį traderiai gauna. Ir kartais ten intonacija balso, ten tokie ties užuomena, kad gali ten palūkanas ar kažką tai keisti, ten tada rinkas reaguoja. Tai to volatilumo, tos kardiogramos yra gerokai aukštesnis. Bet vėlgi, iš tokio gal kantraus investuotojų požiūrio taško, tai veda nors prie tokios dažnesnio kritimo kilimo, bet ilgalaikis trendas, jisai gerokai mažiau yra pavaldus, sakysime, tom trumpalaikiam emocijom. Tai šiaip sakyčiau, toksai trumpuoju laikotarpiu nenuspėjamumas, jisai labai skriaudžia emocinius traderius, kurie linkia ten kasdien, kas ryt, pirmyn atgal priklausomai nuo dabartinio momento, labai atvirkščiai tuos pinigus paima ir perkelia kantriem investuotojam, kurie tiesiog seka tos ilgalaikius trendus tikslus, nes ilgojo laikotarpiu vis tiek tie svyravimai susilygina ir veda prie labai aukšto augimo. Judėkime prie kito labai svarbaus klausimo. Nvidia. Gavome naujienas apie tai, kad Nvidia įžengė į Wall Street'ą kaip partnerė didžiausių Wall Street'o žaidėjų, tokių kaip Goldman Sachs, BlackRock'ai. Ką manai apie jų 500 milijardų JAV dolerių dylą su šitais žaidėjais? Tai čia pirma kregždutė. Čia, sakysime, gal sausa eilutė kažkodėl ten 3 ar 4, nepamenu tiksliai vietoj finansinės leidiniuose, bet sakyčiau, čia kaip Armstrongo žodžiai, mažas žingsnelis vienam žmogui yra didelis žingsnis. Visai žmonijai tai interpretuojant vieną mažą eilutę, tai yra iš esmės kalbame apie naujos rinkos atrakinimą Nvidia, grįžtame prie to asisto indekso, grįžtame prie argumento. Nvidia jau tokia didelė, tai kur toliau augti? Tai atsakymas vienas iš, kad yra visiškai nauja rinka. Yra kontekstas tos rinkos, tarp tiesiog pakomentuoti tos 500 milijardų. Kam jie skirti, taip? Pakomentuoti, kad čia yra ne šiaip abstraktus skaičius, čia yra labai didelis skaičius. Tiesiog palyginimui tas pasaulio didžiausias IPO laukiamas SpaceX'o pritraukė 85 milijardus. Ir apie tai kalbėjo iš esmės visas finansinis pasaulis, nuo taksistų iki diskutavo, investavo ar ne SpaceX akcijas. Čia buvo, nežinau, gal topikas. Paklausė, tai kas nors. Apie 85, dabar kalbame apie 500, tiesiog maždaug svoris. Taip. Tai kalbame apie tiesiog ne šiaip savo, tiesiog kažkokią tai ten eilutę, tai yra dramatiškai didelis skaičius, tai yra tiesiog didelis skaičius, $500 bilionų. Bet yra koksai kontekstas, tai kalbant apie Nvidia, metų pradžia, 25 metų galas matė labai daug tokių ne rinkinių sandorių, ypač Google buvo labai agresyvus, leidžiant obligacijos, tai yra skolinusi agresyviai pinigus tam, kad investuoti į Nvidia čipus.
Tai dabar, kai pinigai pasibaigė netgi tokių didžiulių korporacijų, o poreikis auga, iš esmės čia labai logiškas žingsnis, nes Nvidia, iš esmės, kalbant būtinę kalbą, Nvidia sukuria būsimų finansinių instrumentus, kurie leidžia čia ir dabar fiksuoti pelną ir pardavinėti, netgi nesant pinigam, netgi pas tokius gigantus kaip Google, Facebook ir kiti supirkinėtojai. Tai kalbame apie tiesiog Nvidia žengimą į ateities rinkas, būtent per finansinius instrumentus, tai labai logiškai, nes poreikis aukštas ir tokio makro didelių lygio, kad finansiniai instrumentai yra tiesiog per nepakankami. Vėlgi tam, kad finansuoti 500 milijardų, tai netgi kalbant apie Wall Street'ą, tai yra labai reikšmingos sumos. Tai iš vienos pusės Nvidia faktas, kad tai yra labai sveika, nes tokių instrumentų buvimas leidžia tam tikrą prasme įskaityti skolą, tam tikrą prasme jau skolą sugeria ir pakeliu visus pelnus maržas surenka jau Nvidia, nebe bankai, nebe Wall Street'as, nebe tas finansinis sektorius, bet vėlgi čia labai noriu tokį paakcentuoti įdomų dalyką, kad kuo visada Nvidia pasižymėdavo, tai surasdavo kuo sutepti. Aš taip paaiškinsiu, ką turiu omeny to termino, sutepti savo čipų rinką. Ir kai augo labai beprotiškai Nvidia, tai daugelis profesionalų sakė, tai ne tik dėl to, kad jų čipai geri, bet kad jie sukuria aplinkui instrumentus dirbtinio intelekto mokymosi ir panašiai, kurie leidžia naudoti tos čipus. Tai Nvidia labai visada buvo žinoma ne tik tai, kad tiesiog teikia čipus, panašaus lygio čipus ir Kinija dabar teikia, bet jie padaro tos čipus naudingus naudojimui galutiniam tikslui. Tai ko nemato paprastai visiškai neprofesionalai, ko nemato, tai yra begalė bibliotekų, begalė duomenų, begalė instrumentų, begalė programinio kodo, kuris būtent apie tai, kad tu gali išmokyti tą čipą dirbti, kad gauti tokį instrumentą kaip ChatGPT jo galutiniam pokalbiui. Tai ką Nvidia visada mokėdavo padaryti, tai yra priderinti, nes žmogui nereikia čipo, žmogui reikia pokalbio. Tarp čipo ir pokalbio yra belekiek technologijos. Tai dabar kalbame apie tai, kad Nvidia žengia į būtent finansinę rinką ir iš esmės kalbame, kad pasaulio mastu tai tampa iš esmės finansinių instrumentų tokio masto, kuris, sakyčiau, netgi ten didžiausių gigantų lygmenį negali būti nepastebimas. Ir labai logiška, kad tai tęsis. Tai investuotojai tai yra signalas, visada klausimas ten yra, jeigu rinka yra išsekta, tai ar kur dar yra rezervai. Tai dabar su tokiam ambicijom Nvidia iš esmės sako, kad mes galim pasidaryti vieno didžiausio pasaulio apskritai finansinio žaidėjo. Tai tikrai 3-4 eilučią nebūčiau linkęs nedavertinti, tai indikuoja labai įdomią, sakysime, scenarijų Nvidia sekančius keletą metų. Tik Nvidia ar ir jos pirkėjom, tokiom kaip tas pats Microsoft'as, mes matėme pirmą kartą, kai Google'as tapo cash flow negative įmonė. Amazonas pakartojo tą praeitą savaitę, bet Amazonui tai nėra pirmas atvejis jų istorijoje, kai jie vaikšto ant tokios ribos. Ar Nvidia padėtų ir kitom žaidėjom išlaikyti savo monopolį? Tai bendraja prasme, vėlgi, viskas veda prie to, kad rinka vystosi sklandžiau. Kad jeigu panaikinamas, jeigu dabar kalbėjome, būtent turiuomenį gruodis 25, Google su savo, ten, prognozuojant faktas, kad CAPEX'as, tai yra kapitalo investicijos, bus atina aukštos, tas atotrukis nebuvo aiškus, ar tai bus labiau pusmetis, kai jau investuoji, o pinigų dar nesurinki, ar tai bus labiau 2 metai, nes tai yra funkcija iš vartotojo, funkcija iš, kaip adaptuoja kompanijos dirbtinį intelektą vartotojų poreikių ir panašiai, tai tas buvo mažai prognozuojama, tai ryšosi pirmą kartą irgi, nes jau daug pirmukų daro Google'as, tai į būtent pinigų skolinamasi ir faktas, kad jeigu tu turi grandinį, Nvidia nori parduoti labai daug čipų, Google'as nori pirkti labai daug čipų, tai išleidžia, bet vėlgi pinigų, netgi Google'as neturi pakankamai, tai tada išleidžia instrumentus, tie instrumentai praeina per bankus, nepasakyčiau, kad šiuo metu bankai yra labai tokia progresyvi ir greita rinkos dalis, tai tas yra procesas ypatingai lėtas ir kalbame apie atotrūkį, kuris yra neleistinas tokio vystymosi greičiu. Tai dabar iš esmės, kai ta visa finansinė grandinė tiesiog išnyksta, tai iš esmės kalbame apie tai, kad būsimieji Google pinigai momentaliai gali, sakysime, patekti Nvidios čia ir dabar balansą. Jaulab, kad ir Google'ui tas pats galioja, nes kaip tik kalbėjome vienas iš laidų, kad ten būsimųjų užsakymų į priekį jau Google'as turi ten gerokai daugiau negu gali įvykdyti.
Tai vat jeigu panaikinti tą lėtą, sakysime, finansavimo tiltų grandinę ir iš esmės pasakyti, kad būsimosios pajamos yra čia ir dabar prieinamos tiek investicijom, tiek, sakysime, plėtrai ir taip toliau, tai čia labai paskatina iš esmės visos grandinės greitį. Ir sakyčiau, kad tai yra sveika visiems žaidėjams. Nvidia faktas, kad tai iš esmės tampa visiškai naujų finansinių žaidėjų, kurio pasaulis dar nematė. Tai yra naudinga pačiai Nvidia jos investuotojams, nes tai iš esmės palengvina pardavimus ne tik tai dėl to, kad atsiranda naujos pajamos iš finansų, dėl to, kad pardavimai nebesuvaržyti lėtais finansiniais instrumentais. Nes kalbame dabar vėlgi apie pardavimus ne video kortą už $1000, kalbame apie trilijoninius pirkimus. Tai paskatina, be abejo, tai labai palengvina ir tos antros eilės, šiuo atveju ten Google, Facebook, Amazon jau bus antros eilės žaidėjai, konkrečiai šią grandinės prasme. Tai palengvina visą kelią ir galiausia tai pačiam vartotojui, tai sakysime, palengvina, nes gerokai greičiau bus pamatyti jau fiziški gal produktai, instrumentai, kurias galima naudotis. Gal tai, sakysime, iš tokių, ką vartotojas tikrai pamato, tai viena iš projekcijų greitesnių, tai bus būtent humanoidų robotų atėjimas. Čia visiškai atskiras blokas, kaip tik irgi įdomios naujienos, bet matyti jau nebe per šitą laidą, apie tai, kad Kinija registravo vos ne 97% rinką humanoidų robotų. Tai tokius santykių atsilieka visas likęs pasaulis. Antras žaidėjas, tik Amerika, kitų nebeegzistuoja. Apart geležies egzistuoja vis dėlto galva ir čipas. Ir tai yra sekančio masto, sakysime, poreikis dirbtinio intelektui ir čipams, infrastruktūrai, komunikacijai, energetikai, kuris prisideda prie to jau dabartinio masiško duomenų centrų deficito. Bet vėlgi čia yra matyti atskiriam pokalbį tema. Taip, dėja mūsų laikas jau į pabaigą. Ačiū tau labai už tokį įdomų pokalbį. Ačiū mūsų žiūrovams. Kviečiu visus mus sekti Nekšeri TV. Iki kitų kartų.